Taigi sveiki dar kartelį, mano vardas Armandas ir mano specializacija yra segmentinės, akustinės, pakabinamos lubos, tarp kurių įeina ir gaminiai, kurie gali būti montuojami ant sienos. Taigi šiandien kalbėsime ir praktiškai demonstruosime vieną iš Knauf akustinių medžio pluošto plokščių montavimo būdų. Taip, pavadinimas pakankamai ilgas, todėl interneto platybėse pasufleruosiu, kad šiuos produktus galite rasti tokiu trumpesniu pavadinimu Hera Design. O Hera Design tai yra gaminių serija, į kurią įeina plokštės, kurias galime dėti į vadinamąją Armstrongų tipo konstrukciją. Galime tvirtinti prie lubų sraigtais, tai prie gipso kartono profilių, prie medinių tašelių sraigtais. Gali būti individualūs akustiniai, vertikalūs, horizontalūs elementai ir gausybė kitų modelių. O juos visus vienyje tai, kad jie pagaminti iš natūralios medienos, kaip rišamoji medžiaga panaudotas magnezitas. Dėl to drąsiai galiu ir nuoširdžiai teigti, kad tai yra iš tikrųjų ekologiškas ir į aplinką neįskiriantis jokių kenksmingų medžiagų produktas. Taigi grįžtant prie už mūsų nugarų esančio vaizdo, Žilvinai trumpai, jau manau, kad pasakoja, tik tai primink visiems, kokio tipo konstrukciją čia mes turime. CV112 pertvara. Aišku, čia galima sakyti, kad kaip ir apkala būtų, nes tik iš vienos pusės gipsas, bet šiaip jo, CV112 tai yra pertvara skirta sukti vienam arba dviem sluoksniams gipso. Karkasas K60 šiuo atveju yra standartinis profilis 75-ukas. Aišku, skirtumo nėra, galėtų būti ir 5-ukas, ir 75-ukas, ir 100-ukas, ir 125-ukas, ir 150-ukas galėtų būti. Nes esmė yra atstumas tarp ašių 60 cm. Plotis šitoje vietoje tik aukštį riboja. Taip, tai iš principo, sakykime, tai papildomų žinių ar kažkokių super įmantrių įrankių nereikalaujanti standartinė, nepaisant to, kad kas 60 cm atstumas gipso kartono pertvara. Teisingai? Taip, reikia turėti kaimyną meistrą, jis ateis ir padarys. Taip. Gerai, kad jau prakalbome apie įrankius. Žilvinai, primink, prašau, kokių įrankių mums reikia šiandieną, norint sumontuoti šią akustinę Knauf medžio pluošto plokščių plokštę. Turiu įrankius, ką Knaufas leido nusipirkti. O Knaufas ne biednas, leido nusipirkti festulį. Tai vat festulį ir turiu. Neminint logotipų ir nedarant... Nedarant reklamos. Kiekvienas renkasi įrankį pagal save. Man patogiausias toks įrankis yra. Aišku, čia bet koks įrankis tiktų. Tai pajuokavimą... Teoriškai netgi su atsuktuvu būtų galima sukti, bet labai tas paskui mazolė atsiranda ant delnų. Ir riešas pavargsta. Su senatvė tas labai atsiliepia. Tai taip, kad žiūrint į Žilvino įrankių arsenalą nesusidarytų vaizdas, kad šiai plokštai sumontuoti reikia 1000 ir daugiau eurų, tai privalau priminti, kad paprastiems standartiniams suktukams, kurie neturi gamykliškai įmontuotų sankabėlių, yra iš Hera Design serijos taipogi palengvinimas. Paprastas angaliukas, paprastas dėl to, kad tinka standartiniams suktukam, bet nepaprastas tuo, kad jame yra jau įmontuota praslydimo funkcija, arba kaip Žilvinas mėgsta sakyti, sankabėlė. Ir tai yra gylio ribotuvas, neleidžiantis jums persukti varžto. Kodėl tai yra svarbu, parodysime pačios demonstracijos metu ir šiandien kalbantis su jūsų daugumą susidomėjusių būtent čia medžio pluošto plokščių, arba kitaip tariant Hera Design plokštė, buvo labai užduodamas klausimas, o tai kaip jinai ten su tais prisuktais varžtais atrodo. Tai viena dalis, o kita dalis yra mitas, kad prisukus varžtais medžio pluošto plokštės paviršius yra sugadinamas, jinai pasidaro, sakykime, ne vientisa, su duobėmis ir taip toliau. Tai tą mitą taipogi su Žilvinu šiandien bandysime sugriauti. Gerai, tai pereikime prie praktinių veiksmų ir pradėkime nuo plokštės žymėjimo. Galėsime nežymėti, gal pabandom iš pradžių gilį įsisukti. Taip, Žilvinas jau atsakė į mano pagrindinį klausimą. Ką reikia pasidaryti, ką tikrai rekomenduojame pasidaryti prieš sukant plokštės ant konstrukcijos. Tai, Žilvinai, ką tai reikia padaryti? Pasitreniruoti.
Čia taisyklė, sakykime, rekomendacija iš gamintojo pusės yra pakankamai nesudėtinga. Rekomenduojame, kad išlaikyti kiek įmanoma daugiau 90 laipsnių kampą sukant patį sraigtą ir treniruotis iki tol, kol jums pavyks be papildomų pastangų įsukti sraigtą taip, kad jisai nebūtų iškilęs daugiau negu plokštės paviršius ir kad nebūtų per daug įlindęs, tai reiškia pažeidęs aplinkui esantį plaušą ir padaręs duobelę. Taigi, konkrečių nustatymų reguliuoti negalima skelbti, nes tai priklauso nuo kiekvieno įrankio ir plus, sakykime, priklausys su kokiu įrankiu dirbate, ar su tokiu kaip žilvinas automatinė, ar su paprastesniu, kur irgi reikia nusireguliuoti patį suktuką. Šiek tiek gal per giliai, nes mes jį daug reguliavome. Taip. Bet irgi galima, viskas gerai. Gerai, tai treniruotę padarėme, ranką atmušėme. Iš gamintojo pusės yra nesudėtinga rekomendacija, kad sraigtas, jeigu kalbame apie plokštės kraštą, būtų netitolęs daugiau negu kiek centimetrų? 2 centimetrai. 2 centimetrai. Nuo viršaus patarimas yra 4 centimetrai, bet su tuo atstumu dar, sakykime, galime varijuoti. Gali būti 3 centimetrai, 2 centimetrai, bet jeigu kalba eina apie kraštą, žilvinai, kas bus, jeigu padarysim ne 2 centimetrus, o 3 nuo krašto? Nepataikysim į profilį. Tai čia irgi daiktas, kurio rekomenduojame atkreipti dėmesį, kad laikytis taisyklės 2 cm. Dabar lengviausias būdas, aišku, vėlgi galima tą plokštę būtų nešti, sukt, bandyti, bet iš tikrųjų tai ne gipso kartonas ir man irgi buvo nuostaba, kad jai užtenka tik realiai 4 varžtų šitai plokštę prikabinti. Aišku, galima ir daugiau sukti, galima ir 6 sukti, bet šiaip pagal viską, kaip ir Armandas, jeigu nemelavo, sakė, 4 savis reikia užtenka. Tai žymiai paprašiau pasiruošti iš karto tos namų darbus ir prisikabinti tos varžtus, kad nereiktų paskui pjaut grybo. Tai šitoje vietoje Žilvinas jau kaip ekspertas ir varžtų įsukimo ir galvutės palikimo profesionalas, pajuokaujant yra taip, nesižymime su ruletė ar kampuočiu ir pieštuku X-iuku, Žilvinas iš karto jau atsimatavęs ant savo kampuočio 2 cm ir iš karto sukasi. Taip, dėl pačio, sakykime, montavimo, kas yra patogiau, ar nusinešti plokštę prie konstrukcijos ir tada sukti varžtus, ar kaip Žilvinas, sakykime, pasidėti plokštę ant improvizuoto darbastalio. Čia iš gamintojo pusės jokios rekomendacijos nėra, bet Žilvinas per treniruotės nustatė, kad šitas būdas yra patogesnis ir greitesnis. Tai vienareikšmiškai, tu stovi normaliai, patogiai, ne kažkaip tai šitaip. Stačiai įsuki varžtus, pasiruoši darbai, pasimi plokštę, nusineši ir prisuki. Na ir galime sakyti, kad tokiu montavimo būdu gaunama taip, kad varžtas idealiau įsukamas link 90 laipsnių kampo. Kad jisai nepasikreipęs. Taip. Sukam. O dar vieną siaurą turi? Gerai, tiek to. Turi siaurą. Tiek to. Tik būna tos angaliukus atima. Kol Žilvinas žymisi varžtus, aš galiu tada trumpai papasakoti taip. Apie pagrindinę šios prezentacijos heroję. Prieš jūsų akis yra Hera Design Superfine plokštė. Superfine, neįsiplečiant apie techninės charakteristikas, koduoja labai paprastą reikalą. Tai yra medžio pluoštas, Superfine atveju jo diametras yra nedidesnis negu 1 mm. Didesni diametrai turės kitus pavadinimus ir šiai demonstracijai, kadangi montavimas įvyksta ant sienos, naudojame būtent 2,5 arba 25 mm storio plokštę. Pasirinkome 1,20 m ant 60, galite taip taipogi drąsiai rinkti 60 ant 60 ar specialius matmenis, bet jeigu kalba eina apie sienas, rekomenduojame, kad plokštės storis būtų 25 mm.
kai pradėjome kalbėti apie variantus, kai žinoma netyčia, nespecialiai pasidaro toks nelaimingas atsitikimas, kad galvutė praslysta kelis kartus ir pažeidžia sraigtą. Šiuo atveju mes naudojame specialius sraigtus iš tos pačios Hera Design serijos gaminių, kurie yra jau dažyti. Jie yra dažyti tokia pačia spalva kaip ir pati plokštė. Tai sakykime taip, jeigu įvyko nelaimingas atsitikimas ir galvutė prasuko varžtą, yra to pačio atspalvio kaip ir varžtai, kaip ir plokštai, purškiami dažai mano rankose, tai reiškia, pačią galvutę galima greitai pataisyti. Tie patys pataisymo dažai, pavadinkime taip, yra naudojami ir kitu atveju, kurį, taip, Žilvinas jau turi 4 varžtus, tuoj pademonstruosime, kada jie dar reikalingi. Tai kaip ir mūsų turimos improvizuotos pertvaros atveju, kaip ir gyvenime ar statybos projektuose, labai retais atvejais pasitaiko tokios, pavadinkim taip, sienos, kad galima išdėlioti plokštės jų nepjovos. Tai yra, kad sienos žingsnis yra kas 60 cm visos nuo A iki Z. Tai tokiais atvejais, kad mes darome, taupėme šį kartą jūsų ausis, neleidžiame diskinio pjūklo muzikos, kuri manome, kad nėra pati nuostabiausia. Tai atlikome namuose pjūvį. Pjūvį atlikome su kuo? Peiliuku. Peiliuku? Daug kartų tapetiniu. Jo, tapetiniu. Pjovėm ir dar pjovėm. Gerai, o jeigu rimtai? Su diskiniu pjūklu ir liniuote. Su diskiniu pjūklu ir liniuote. Lygiai taip pat tą patį veiksmą galima atlikti iš ilginio pjovimo staklėse, tada tik tai skiriasi rekomendacijos, sakykime, kuria gražiaja pusė dėti pačią plokštę. Dabar turime pjautą plokštę, savaime suprantama, kad turime 3 gamyklinės briaunas ir 1 Žilvino briauną. Tai Žilvinai, kaip tavo briauną paversti į gamyklinę? Niekaip. Niekaip, nes tavo gražiausia bus. Mano briauna jau padaryta senai. Tai jis paprastais įrankiais, tai yra šlifavimo tinklelis ir rankena šlifavimo tinkleliai. Žilvinai, primink, stambumas šiuo atveju tinklelio yra koks? 80. 80. Kad 2 kartus neiti, kad per kartą padarys. Tai užtruko netgi kelias sekundės ir turime rezultatą, kad su paprastu tinkleliu suformuota panaši į dargi gražesnį, nes Žilvinas formavo. Tai suformuota briauna, kuri atitinka tą patį vaizdą, ką turėjome gamykloje. Vėlgi duodame susižymėti varžtų sukimo, sraigtų sukimo vietas. Technologija vėlgi ta pati, be pieštuko ir be ruletės. Vienas dalykas, kad jeigu būtų gipsas, būtų labai paprasta nupiešti, nes jisai lygus. O čia ant tokio grablėto paviršiaus, labai sėkmės reikalas, kad gausis. Tai netgi patogesnis dalykas yra taip, kaip atsižymime iš karto 2 cm sunkiam painiu ir... O kas paskui nutrins tą liniją? Tai tu arba aš. Ne, jeigu liniją daryti nereikia, kalba yra apie taškelį. Tai tęsiant Žilvinų mintį, kad taškelis padėtas. Žmogus senas jau taškelio gali nepamatyti. Akiniai tam yra išrasti. Akiniai, taip, kaip teisingai. Na ir leiskite mums susukčiauti. Vienos briaunos nešlifuosime, tik tai prisisuksime greitai prie karkaso. Sraigtai paruošti.
technologija jau aiški, 2 cm. Tai čia nieko nedarom? Nieko nedarom, nes mus pradeda spausti truputėlį laikas. Nuo kada? Nuo šiandien. Pirmą, kad girdžiu. O čia padarysime daugiau negu 4 cm ir specialiai, kad patikrintume mūsų konferencijos dalyvių akių žvitrumą. Gerai, tai dabar mūsų kameros draugų paprašysime truputėlį koncentruoti vaizdą į bendrą mūsų improvizuotai greitai sumontuotą pertvarą su medžio pluošto plokštėmis, o priekyje stovinčių žiūrovų prašau patvirtinti, kad galime sugriauti mitą, kad sraigtais prisukta plokštė atrodo neestetiškai ir galima iš tolo baksnuoti pirštu, kur yra susukti sraigtai. Galime pagreikti? Galima. Va ten, matau iš čia. Pats sakau. Tai iš didžiosios daugumos linksinčių galvų suprantu, kad mitą galime paneigti. Dabar greitai parodau, iš kur tie mitai atsiranda ir ko tikrai nereikėtų daryti. Tai būna netyčia pasitaiko, nieko negalime sakyti, atsitinka gyvenimas, užmiršome suktuko ribotuvus ir taip toliau, atėjome ir padarėme darbą, labai skubėjome, norėjome kuo greičiau grįžti namo. Taip, tokiais atvejais akivaizdžiai matosi duobės. Priežastis, kodėl tai atsitiko, labai paprasta. Persistengėme. Armandas. Priežastis Armandas. Aš moku labai gerai gadinti plokštės. Tai pasikartojo, bet patarimas tikrai nesudėtingas. Skirkite 5 minutės, 10 minučių papildomai susireguliuokite, ar tai suktukas su integruotu gamykliniu prasleidimu sankabėlę, ar tai įsigiję to pačiu Hera dizainu, ar kažkokį kitą ribotuvą, bet svarbiausia, kad jisai turėtų tą sankabėlės funkciją. Nepersukite varžtų ir rezultatas tikrai tenkins ir jūsų kaip užsakovo ar jūsų užsakovo akis. Tai tiek iš manęs, ačiū labai už jūsų dėmesį ir gero likus vakaro.